Na bet čia pat toliau ir pralinksmino kita labai linksma žinia, kad Lietuvai grąžinamas sostinė Vilnius su Vilniaus kraštu. Ir dar linksma žinia, kad štai mūsų pulko rinktinė yra numatoma, kad žygiuos netrukus į Vilnių ir mes ten susitiksime su lietuviais, pavergtais būsiais lietuviais ir, kaip sako, dvasią atgavę, mes jau po viso mitingo keliaujam nes tai jau buvo vakaras, keliaujam į savo sustojimo vietą ir tenai dėja patekome į kalėjimą. Palaisvintas kalėjimas, o į kareivinės mus dėja neįleido. Palaisvintas kalėjimas ir mums tai patalpino irgi, kaip sako, nuotaika pataisė. Ir gražu, ir gera, ir vėlė nuotaika sugadinta. Nu, ten neilgai, tik naktį prabuvę, jau patraukėme į pasienį, pirmiausiai Rukainiai, paskui Medininkai, ties Medininkais ir įsiskleidėme kaip Šumskas, Medininkai ir taip toliau pasienyje, kaip pasienio sargybiniai. Ten, aišku, vėliai susitikimai su Lenkais, man su savo būriu. Kad jis atitinkamų, taip sakykime, istorinių laikotarpių atsisakė tarnauti tarybinėje armijai. Gal jūs prisimintumėt, kaip ten viskas buvo? Papasakotumėt mums. Prašom, aš čia jums palaikysiu, da, gal kaip nors arčiau. Taip, tikrai buvo tas. Nes yra, mes baigę 6 mėnesius tarnauti, mums duoda priesaiką. Kario yra pirms į statutą žodis. Klausimas, kas yra karys? Karys yra Lietuvos Respublikos gynėjas, stodamas į kariuomenį, prisiekia bei tvirtai pasižada ginti tėvynį nuo išorinių vidinių priešų. O kas tas yra priesaika? Priesaika buvo Lietuvos netokia kaip dabar. Buvo mes ištarnavę 6 mėnesius. Mums reikėjo pakelti dešinį ranką ir kalbėti maldą. Po to pabučiuoti kryžių ir pulko vėliavą. Ir šituo aš priesaiką davęs. Kaip pasakyti, prašom. Aš palaikysiu. Taip, draugai, mes buvom jauni kadaisi. Nepasiduokim senatoriai, bet vis tiek būkim gražūs, užtikrinti vyrai. Pirmą pėstininką, aš pirmam pėstininkų pulke tarnavau. Tarnavau 3 dargūnų pulke. Ir į Vilnių įžengiau. Ir atgal į... Nu, ten toliau buvau, kur reikėjo kaip vieną žodį. Dabar pabiškai humoro. Aš kaip muzikantas buvęs. Išdirbau 10 metų beveik Lietuvos kariuomenėje. Muzikantų. Pirmam pėstininkų pulke. Nuo 32 metų iki 30. Paskui perėjau nuo į Dragūno pulką, Tauragėje. Dirbau tenai. Nu, ten, kaip sakė, kariuomenė, tai kariuomenė tvarka. Nieko nėra sunkaus. Tokie tai jaunuoliai, oi, Dieve, man kaip reikia tarnauti, bambos, kaip reikia. Sakau, būk tvirtas vyrukas. Pėdai gerk, jeigu nemokys. Jis teisingai sakė, jaunuoliai, gerk pėdą, bus tvirtesnis.
O dabar jau jie nori gerti duoną. O tai gražu. O dabar gražu. Nors vyrai ar gerdavo garavom, nors vienas pats į kitą gerdavom. Ne vienas. Pienuką. Sarba tikę. Jis gerdu paurį. Dabar dar vienas geras. Man čia priminė Zaugas Atkevičius, tas kelis buvęs. Priminė tokį dalyką. Aš Gergėjo smuikas, tyliai ir nuobodžiai, stovi medžio kryžius, pakeliai prie sodžiaus, skruostų riedėjo ašara liūdna, verk lietuvio širdis laisvės trokšdama, skruostų riedėjo ašara liūdna, verk lietuvio širdis laisvės trokšdama. Neapleisk lietuvį savo brangios žemės, Dievas tau paskyrė čia vietelę ramią. Lietuvis už laisvę amžinai kovos, čia Marijos žemė, o mes vaikai jos. Lietuvis už laisvę amžinai kovos, čia Marijos žemė, o mes vaikai jos. Gergėjo smuikas, tyliai ir nuobodžiai, stovi medžio kryžius, pakeliai prie sodžiaus. Dievas neapleidžia smilgos palaužtos, neapleis ir mūsų tėviškės brangios. Dievas neapleidžia. Aš niekada nepatikėsiu, kad jūs visi tokie rimti visada ir buvot. Dabar žiūriu, visi tokie rimti. Manau, kad Lietuvos armijai buvo vietos ir juokui, buvo vietos ir dainai. Gal kas atsimenat kokį nors įdomesnį nuotykį vat iš savo tarnybos Lietuvos armijai. Būtų tikrai įdomu mums visiems, ypač jaunesniems, pasiklausyti, kaip ten jums būdavo, kaip sekdavos. Ar yra kas? A tai jau nieks niekur nevežiamas. Kaip čia? Sekė buvo, ne? Aišku. Na, o rimtų tokių sunkesnių dalykų, manau, šitų dalykų tai jūs tikrai niekada neužmiršit. O prašom, ką jūs norėtumėt pasakyti? O pavyzdžiui, šitai visai publikai susirinkusiai jauniems žmonėms. Ką jūs norėtumėt jiems pasakyti? Jūs? Nenorit nieko sakyti. Ką jūs palinkėtumėt šitiem jauniems žmonėms? Jauniems žmonėms palinkėčiau sveikatos ir laimingą būti lietuviams durėjams. Netiek metų nekolegaut, kad viską, ką būtų tokį drausmingi, kad Lietuvos kariuomenė, kuomet susikurs, kad būtų drausminga kariuomenė. Ačiū. Visi man atrodo įsidėmėsim tas palinkėjimus. Va, mes čia jauni. Krantinis, jaunesnysis puskarnikis, vyresnysis puskarnikis, Viršila, kareivių laipsniai. Dabar karininkų tai daugiau, čia pusvalandžio jau užteks. Nu, svarbiausias. Jaunesnysis leitenantas, pats pirmasis laipsnis, leitenantas, toliau kapitonas, majoras, pulkininkas, leitenantas, pulkininkas, na, generolas. Nu, sakykit, ar jums teko kada nors tarnaujant taip susidurt akis į akį su Lietuvos armijos generolu, jeigu teko su kokiu? Matyti iš arti. Ir ką jūs atsimintumėt iš to? Neteko matyti? Nu, su kokiu didžiausiu, kaip sakant, laipsniu karininkų teko.